Kitas žingsnis yra eiti pirkti. Pansakeswap, žiūrėkite čia. Ir šis žingsnis taip pat labai svarbus, nes kai ieškome Pansakeswap, svarbu įvesti visą pavadinimą. Ką tai reiškia? Net jei gaunate Pantuevat, turite įvesti visą vardą ir įsitikinti, kad adresas yra Pankivatš. Dabar pamatysite čia. Jei paspausite čia, turite įsitikinti, kad pabaigoje rašoma Pansakeswap, jei matote kokią nors raidę prieš finansę, kuri nėra Pansakeswap. Tai gali būti sukčiavimas, gerai. Na, kaip matote, čia esame pagrindinėme mainų puslapyje. Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, tai prijungti piniginę. Paspaudžiame Connect ir pasirenkame Trust, gerai. Paspaudžiame prijungti. Ir jau matysite, kad čia viršuje jau rodo piniginę. Kaip kad nebėra prijungti pasirinkimo. Tai reiškia, kad jau esame prijungti. Turiu nedidelį BNB likutį, turime eiti į CAKE ir įklijuoti Bitcoin kontraktą. Galite importuoti, neįvesti maksimalaus likučio, palikite minimalų $1 dujoms, gausite klaidą ir negalėsite pirkti. Įvesiu 75%. Jei gausite klaidą, eikite į Slippage ir įveskite 5%. Ir jei neįvesite 5%, neleis. Taip pat svarbu, kad neįvestumėte maksimalaus likučio, nes visada turite palikti minimalų $1, kad galėtumėte sumokėti už dujas, nes kitaip gausite klaidą ir negalėsite pirkti, gerai. Šiuo atveju aš čia įvesiu 75% ir matote, kad čia rodo, jog su šiais $5 ir 64 centas galiu nusipirkti 18 bitkoinų. Taigi, šį žingsnį paimame. Ir kitas žingsnis yra labai svarbus, nes jei gausite klaidą, turite eiti į Slippage. Ir čia turite įvesti 5%. Nes jau žinote, kad yra mokestis ir jei neįvesite 5%, tai neleis, gerai. Paspaudžiate Swap ir kai paspausite Swap, jis paprašys patvirtinti sandorį. Kartais tai gali užtrukti šiek tiek. Paspauskite patvirtinti. Ir dabar pažiūrėkime, ar jis įvykdomas. Puiku.